Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Mr. Distra, ir tai yra 26 antros industrinės revoliucijos serija. Taigi, praeitą kartą mes baigėme su šitais vamzdžiais ir su keletą šitų, kaip jie čia vadinasi, Build Craft Range. Taip, kaip jie vadinasi, Provider Module. Taigi su jais baigiam ir čia mes jų pasidarėm šis 8 ir aš juos visus rankiniu būdu nustačiau, kad būtų paliekamas vienas daiktas per visą stack arba per visus 64. Taip pat įmečiau dar čia keletą maseruoti koldas ir kaip matote šiek tiek perstatinėjau viską, nes man vėl buvo susipjovęs grybas su maseratorium. Vis jungiu ir niekaip nebūdavo, jisai nepagauna elektros energijos, taigi perstačiau štai va šitą aparatą, tai čia prisimenat yra medium voltage transformer ir 3 tos šakutės arba 3 tie tašiukai eina į va šitą jo pusę. Kaip tai padaryti, tai tiesiog atsistojat lygiai štai čia, deda čia į savo pusę ir tada čia būna tie 3 taškai. Pasiemat savo, kur čia mano wrench, pasiemat šitą savo wrench. Ir laikydami shiftą, būtent į tą sieną, į kurią yra 3 tie, kurią norit, kad nusisuktų, laikydami shiftą ir su dešiniu mygtuku ir tasai nusisuka į tą pusę. Na, atrodo, dabar turėtų viskas veikti, tikėkimės, kad viskas tikrai veiks, nesupjaus daugiau grybo ir keliaujam prie savo sistemos tvarkymo. Taip, tai ką aš dar pasidariau, na, kol nefilmavau, šiek tiek sudėjau receptą, kaip matot, viskas kaip ir paruošta, jau kad beliktų sudėti keletą kitų ingredientų. Ir dabar man reikia pasidaryti ten tą, kaip jis vadinasi, module, kaip jis ten. Jisai vadinasi, kur iš yra, Polymorphic Item Sync Module. Paprastai tariant, jisai reaguos taip, kad kaip čia yra, šitie vamzdžiai arba šitie module bus, kur yra įdėti į šituos, yra skirstomi pagal prioritetus. Ir būtent va šitas polymorphic, jisai padarys taip, kad to vamzdžio kaip ir tikimybė arba grįžimas gal būtų trečioje vietoje. Tai reiškia, pirmas prioritetinis tai yra išimti iš chesto, antras, tarkime, bus nukeliavus į šitą prie kokių tai maseratorių, ar nežinau, furnace, kad tenai iškeptų, arba ten sumaseruotų, paskui, tarkime, pereina prie indukcinės krosnės, tarkim, iš indukcinės krosnės, kai iškepa, arba tas, kas nelieka, netelpa, grįžta atgal ir tai tuo atveju lieka paskutinė vieta, į kurią keliauja, tai būtų vieni šitų polymorphic šitie vamzdžiai, arba module, kitaip tariant. Taigi, kaip man jį dabar pasidaryti? Tam reikės šiek tiek oranžinių dažų. Na, oranžiniai dažai turbūt žinot, kaip daromi, tai iš dandelion yellow ir rose red, arba tiesiog iš geltonų ir raudonų kvietkų, kurias randat va štai va tenai va berenkur laukuose. Taigi, pasidarom, kiek man čia jų reikės, na, nežinau iš tikrųjų. Kiek 8, na, 8 kar 4, 300, atrodo, plaukit. Ne, apsirikau 28. Taip, gerai. Taigi, man kiek čia reikės. Anksčiau ir vėliau turbūt vis tiek man jų reikės ne vieno ir ne dviejų. Ir man dabar reikia 8 jų. Ir kiek čia mes turim? 8 kaip tik. Palaukit. 8 kar 4, 9 kar 4. Nu jo, taip ir yra. Gerai. Dabar mes juos įdėsim štai čia. Ir matot, prašo vėl Polymorphic Item Sync Module. Ir dabar spausim šauktuką. Kaip girdit, nieko nesidaro. Taip ir bus. Šitas netidaro jokio inventoriaus, jokių nustatymų nėra pagrindinė, tiesiog reikia žinoti jo funkcijas. Nežinau, ar aprašo tai wiki, bet kiek skaičiau forumuose, tai yra tikrai nemažai panaudojimų. Ir tarp kitko, va šitie su šitais visais module dar yra bugų keletas. Ir vieną iš jų aš buvau aptikęs testuodamas ir aš juos aptarsiu vėliau. Taip, kiek čia turim? 3, dar vienas ir dar vienas. Taigi, su chestais kol kas bent jau baigiam. Paskui aš vis dėlto padarysiu taip, kad būtų viskas, kaip sakant, viskas ore. Ir dabar reikia man apdėti su statybinėm medžiagom ir kaip ir bus viskas baigta, ne? Bent jau su skryniom kol kas. Nesakau dar, kad tikrai viskas 100% bus baigta, bet kol kas tai reikia prisiminti, kad dažnis vienas ir kad paskui reikės nustatyti, taip, keletą nustatymų. Galbūt pakeisim ateityje į kažkokį tai naujesnį, bet aš dabar to nežadu daryti kol kas. Na, kol kas tikrai man užtenka Turėjau keletą idėjų, keletą planų dar turiu su keliom sistemom,
Bet dar jas reikia pratestuoti pilnai, kad išsiaiškinti visas klaidas, visus bugus. Ir žiūriu, kad naktis, taigi reikia eiti numigti. Nu davai, nu greičiau. Vo, taigi, pasidarėm tai, pasiėmėm Coal Dust. Ir man reikės vėl pasidaryti keletą šitų, keletą MFE. Ir vėl reikės aukoti elektros energiją šiek tiek, bet nieko tokio. Ir kam aš susimasiravau, jeigu aš čia turėjau pilną? Oi, aš durnis. Na, neprapuls. Taip, turim Iron Ingot, mes jų, kiek čia reikia, kiek kad būtų už 8, dar 2, turėtų užtekti. Ir pagrindinis bugas tos mano sistemos, kurią aš darysiu, tai bus indukcinė krosnim. Ir aš apie tai viską detaliau tikrai spėsiu dar papasakoti turbūt, bet man patinka šitas greitis kaip iškepa. Indukcinės krosnės yra šiek tiek efektyviau negu, tarkim, paimtume paprastą krosnį, elektrinę krosnį statytume ir suteiktume jiems šitos visokius transformer upgrades arba overclockerius. Veiktų gal greičiau ir naudingiau, net gal dabar bent jau veikia šitą indukcinę krosnės. Mažiau elektros gal reikia, bet šitą reikia testuoti ir aš kol kas nežinau, tingėsiu testuoti. Taip, ir aš dabar žadėjau, ką aš žadėjau. Taigi aš žadėjau, nieko aš nežadėjau. Taip. Man reikės bent vieno mašininio bloko. Jį reikia apdėti su carbon fiber. O išklišas. Gerai. Ne, erzingtum muniais. Turim advanced machine block. Man dabar reikia keletą mikroschemų. Turim mikroschemą vieną. Reikės nemažai. Reikia copper cable. Holy moly dauly. Gerai, pasiemam dar keletą. Kad iš 3 dalintųsi, tai reikia 21. Daugiau gal kol kas nereikės. Turim šiek tiek rubber. Pasidarom su šituo C. Taip, copper cable. Taip, turim 42, rubber, visi copper cable, o štai turim 42. Įdedam visus kabelius, įdedam ir šitų šiek tiek. Ir man reikės kiek vėl 6, tai 12 mikroschemų. Vėl žiūriu, neužteks man kabelių. Ir dar reikės šiek tiek... Gerai, vieną bent pasiliekam, nes vdruk reikės transmutuoti kažką. Taip, vėl keitinėjam. Ir vėl lyginis skaičius. Kuris dalinasi iš 3. 18, 24. Vėl izoliuojam. Įdedam štai čia. Ir 1, 8, 9. Fuck. 12, sakiau, atrodo, reikės jo. Tai vėliau paimsim visą receptą. Visus 12. Taip, reikės šitų. Aišku, reikės deimantų. Ir jeigu prisimenat, kažkada seniai buvo toksai receptas ir aš to jau parodysiu. Atsidaro crafting table ir būdavo mes kai kurios itemus konvertuodom tiesiog crafting table, ne? Tai dabar įdedam, tarkim, vieną deimantą, įdedam savo transmutation table arba tirtų, tai yra philosopher's stone ir iškeičiam į 4 goldus. 4 goldus galima iškeisti, vieną matėt, kad galima į ironą iškeisti, galima matėt deimantą iškeisti. 4 deimantai atrodo į bloką būtų ir dabar šiuo atveju man reikia, kiek čia tų deimantų? 2 ir tai reikėjo. Taip, jo, man dabar dar 2. Taigi turim keletą deimantų, juos reikia su redstone apdėti ir kur daugiausiai redstone, šiuo atveju tai yra čianai. 6 tai reiks, kiek čia iš viso 8 atrodo, 8 į kitas. Taip. Ne čia atėjai. Taip, 8 šitie. Paskui man reikia juos apdėti su lapis lazuli ir kad juos vėl apdėti reikia vėl nemažai lapis lazuli. 6 per 6, 306 reiks, tada man dar trūks keleto ir reikia įdėti elektroninės mikroschemas, atrodo, taip. Jau. 1, 2, 3. Taip, išėjo 3. Turi
5 ir aišku dar pritrūko 6 šitų. Gerai, einam toliau iš savo transmutation table išsiimsim. Man vis dėlto reikia pasiruošti tą čia, kai ką, ir aš galvoju, vis dėlto reikia pasidaryti. Tai, dabar man reikia lapis lazulai, nu ir pritrūko čia tiek nedaug. Aš tikiuosi, kad turiu dar šitą šūdą. Kur tu? Žiūrėkit, nėra. Kur aš padėjau? Rašaklas. Ne, nėra. Alečiūdai. Ir kur aš padėjau? Štai čia padėjau. Jau buvau įsigandęs. Taip pat man dar reikės nemažai vėl popieriaus, reikės dar keletą sistemų, reikės, dar deimantų reikės. Keletą deimantų iškart prisiruoškim, nes man tikrai reikės. Reikia bent 6 šitų. Jo, čia tai resursus ryja šitie visi. Bet dabar neapsimoka crafting table daryti, kadangi man tenai jų reiks. Shit. Gerai, greičiau padarysim. Taip, man reikia dar vieną šitą upgrade'inti ir turim dar šitų mikroschemų. 6 lapis lazulai. Turim lapatrono kristalus ir turim vieną šitą, turim šitą ir dabar belieka gauti MFE. O MFE pas mus, jeigu teisingai prisimenat, ir turbūt prisimenat, tai yra štai čia apačioje. Ir dabar nuėmam štai šitų, atsidarom savo crafting table, kuris yra štai čia, taip C. Šitas atrodo vidurė, advanced machine blokas čia, šitie čia ir dabar visi šitie aplinkui. Ir išgaunam MFSU. MFSU dedam štai čia. Jisai pradeda krautis, dabar šitą sistemą dirbs beveik be perstojo. Ir man dabar reikia vėl pasiimti medium voltage transformerį ir šiek tiek kabelių. Bet kabelių aš dabar neturiu, reikės juos dar pasidaryti. Ir aš jau turbūt tą darysiu ne prie kamerų, aš tik susidėliosiu keletą aparačiukų. Ir dabar, ko aš sakiau, man reikia MV transformer. Gerai, MV transformer ir ko man dar reikės popieriaus, reiksim popieriaus tada. Gerai. Taip, ateikit čia, taip, kur tu čia. Aš dabar maždaug parodysiu, kaip turi dėtis, tarkim, padėjom štai šitaip. Sulagino šiek tiek, bet čia turbūt dėl to, kad aš taip padėjau ir čia apsideitino šitas čankas. Taigi, pasiėmam elektrinę wrench. Pasiėmam taip, laikant shiftą. Dešinių klavišų, kaip matote, tie 3 nusisuko. Ir jeigu aplink apkastume, visur būtų paprasti tie apart va šitos sienos, su kuria remiasi į MFSU. Ir taip, dabar atrodo, kaip ir viską turim. Dabar reikia kažkur sudėti savo mašinas. Aišku, mašinas aš pasilikau kitame šitame kambaryje. Ir aišku, čia buvo baisiai protinga. Taip, kur mes čia turim. Šitų turbūt nereikės. Taip, kur tu esi? Taip. 2 ekstraktoriai, 2 indukcinės krosnys ir 2 maceratoriai. Turėtų užtek dabar. Taip, šis 6 aparatai. Įdomu, kaip čia sutilpsi. Taip, čia 4. Iš tikrųjų, aš galiu čia visai belenkaip dėti, man nėra skirtumo. Paliksim gal čia iš apačios. Dėsim čia kabelį, čia ir kiek čia gaunasi vienas. Palikim vis dėlto tą vieną tuščią. Dabar man reikia 2 maceratorių, kurie yra pirmi. Vienas, antras. Paskui po maceratorių sektų šitą indukcinę krosnis ir šitą indukcinę krosnis. Tada sektų dar šitie va čia dubas. Čia ir čia. Po apačiame aš sudėsiu kabelius, bet kol nesudėjau, į šitos aparatus man reikia sudėti savo tuos, kaip jie vadinasi, transformer upgrade'us. Taip, ir kur jūs čia esat? Aš turėjau kažkeletą. Vieną tikrai turiu ir kiek man čia jų dar reikės. Reikės turbūt nemažai ir aš dabar neplanuoju nieko keisti. Kiek aš ne 6 aparatus turiu, iš jų 4 reikės, taip. O gal daryti?
Stiklo turim, šito turim, mikroschemų čia galim nelabai suveiksim, nes trūksta sticky resin. Žodžiu, nu tai aš bent jau parodysiu principą, ką aš darau. Taip, kur čia esi? Na, kaip sakant, bus pilnai pabaigta, viskas pabaigta kitoje serijoje. Tai dabar į kiekvieną šitą dėsim po Transformer upgrade'ą. Čia reikia vieno lever. Ir kur tas lever? Neturiu nei vieno pagalio. Aišku, visus pagalius pasidėjau. Dar geriau. Nesavai. Taip, patik čia vienas teka. Reikia vieną cobblestone'o. Ką dar galim pasiimti, ko dar galim man ten reikėti, palaukit. Taip, reikės šitų vamzdžių ir reikės vėl chassis pipe 2 kol kas. Ir kaip mes tą chassis pipe darom su iron aplinkui, jeigu teisingai prisimenu. Taip, ir man reikės basic logistic pipe. Ir kiek mes basic logistic pipe turim? O, kad daug. Cielą vieną. Oh shit. Man sekasi. Gerai, tai sužiūrėsim kaip su šituo. Taip, ir koks receptas? Aha, gold gear, diamond transport pipe. Tokių irgi turbūt neturim. Na, kaip blogai, kad resursų beveik nebeliko. Tai, kabelio aš dar turėjau. Liuks. Tai galim dar pasidaryti. Galim pasidaryti dar šiek tiek kabelio. Turim šiam 4. Na, bent šituos padarysim jau čia. Taip, šitaip. Taip, ir man dar reikia, kiek ten sakiau, 3, ar ne? Taip, reikia 3. Išėjo. Dabar juos įdedam štai čia. Reikia MV transform. Fuck, net tą raidę nuspaudžiau. Kodėl tu man taip, Ką aš tau blogo padariau? Taip, čia 2, čia abudu po 2. Izoliuoti, taip, čia stiklas, čia ir čia. Čia atrodo, ne? Tai šitaip. Jo. Taip, 3, taip, dar 4. Ir reikia MV transformer, o MV transformeriui reikia... Pasiskolinsim šiek tiek, kad net... Sakiau R, kur tu esi, Taip, reikia copper cable ir mašininio bloko. Gerai, copper cable ir mašininis blokas. Šitie dar easy. Kur mes čia turim ironą. Reikės 3. Ir kaip tik užteks 1, 2, 3. Turim šitos. Copper cable yra štai čia. 1, 2. 1, 2, 3. Gerai. Įsidedam štai čia. Šituos įdedam štai čia. 1, 2, 3. Šituos pasiruošėm. Transformerio upgrade'ai. Kaip ir minėjau, parodžiau galų gale. Daėjom iki tol, kol išėjo pasidaryti per seriją pačią. Taip, meseratorius. Taip. Čia dar vieną reikia dėti. Ir būtinai nepamirškite dėti šitos, kadangi šitie aparatai jums sprogs. Tai yra ekstraktorius, kompresorius, meseratorius ir kiti panašus prietaisai. Šitie bent jau dabar indukcinės krosnys nesprogs. Ir kaip tik prie indukcinių krosnių kaip priėjom, reikia pasidaryti bent vieną torčą, tai yra ne torčą, o štai šitą. Kaip minėjau, suteikus redstone signalą vienam iš šito aparatų, tai šitam, tiek šitam ir gretutiniam tai čia, arba dar viršui kas būtų, arba iš šito šono būtų sutikęs redstone signalas. Ir kam tai reikalinga, kai kurie žino, kai kurie ne. Dabar man reikia štai šito. Kad matyčiau aš ką nors. Nieko nesimato. Reikia iš diamond šitų laidų. Ir kur jie bus tenai. Na, pernas. Na, bent jau pamatys, kaip aš darau viską nuo nulio ir tikrai, kad nečytinu, nes kiti jau turbūt pagalvojo, kad aš čia čytinu. Taip, kur čia dabar mano resursai? Taip, ir kiek man reikia jų? Tai pažiūrėsim.
Deimantai, ne, šitų nereikia. Žodžiu. Sidarom šitą. Glass fiber cable. Žinau, kad su stiklu kažkas yra. Dar gali būti sidabras, ar ne? Ne, sidabras, silver. Taip, man reikia dar redstone. Oh, fuck. Taip, kur tu čia ateik. Pasiskolinsim į šitą, o iš šitą receptą, jo. Aha. Oh, fuck. Taip, šito nereikia, šito nereikia, šitą ir vieną deimantą. Ir kiek čia išgausim 4, ir man jų reikės ten kelių. 1. Oh, fuck, ir vėl iš naujo visą. 6. 8. Užtenka kol kas tiek. 12 tikrai užteks, dabar per daug. Taip, ko dar man ten reikės? Man dar reikės keletą tų chassis pipe, bet jiems padaryti reikės taipogi nemažai resursų. Taip, pasijungiam štai čia ir čia. Dabar visi šitie aparačikai turi pradėti dirbti. Taip ir yra, visiems užtenka energijos. Ir dabar man reikia tų chassis pipe. Reikia Mark 2. Ir kad tam padaryti, reikės man Basic Logistic Pipe. O tam reikia 8. Ir man čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ir dar tas chestas 7 reikės. Tai reikės vieno deimantinio to. Reikės stiklo dabar, kaip tik galim pasiimti. Taip. Nustatom tikslą stiklą, pasiėmam Klein Starą. Pasiėmam vieną steką, nes jų reikės nemažai. Kur mano tasai štai čia. Taip, atrodo štai šitaip su deimantu. Va taip, pasirodo. Gerai, vieną pasiimkim. Taip, tada reikia Gold Gear. Ir Gold Gear kaip išgaunamas iš dar Iron upgrade'inus, ar ne? Taip, pasidarom keletą iš karto. Nes man jų reikės taipogi nemažai. Taip, įdėjus šitą, įdedam Iron'ų. Oi, velnės, kaip aš nemėgsiu jų apdėlioti. Reikia viską automatizuoti. Reikia, nes aš čia numirsiu. Kiek įmanoma tų receptų mintinai žinoti. Taip, turim 2 šituos, turim šitą. Ir ko dar reikia ten? Oh fuck, redstone torch. Redstone'o neturim su savimi. Čia nepasiimsi taip paprastai. Gerai. Keliaujam štai čia. Bet man reikės to vėl iron šitų vamzdžių. Jo, man to reikės vėl irono šitų. Taip, kiek čia, pasiėmam taip. Reikia rimtai automatizuoti, nieko čia nebus. Taip, čia, kiek prisimenu. Vienas deimantinis vamzdis čia, šitie du štai čia. Ir dabar, jeigu neklystu, stiklas, ar ne, turėtų būti. Jo, Basic Logistic Pipe'ai. Man jų reikės tikrai 8. Ir juos reikia apdėti su ironu. Fuck. Chassis Logistics. Aha. Taip, dar vienas. Aha, taip, man reikia irono, o kur ironas? Irono nėtų, ne? Nėra irono, tai gerai, tai konvertuosim. Taip, vienas šitas ir kur mano Philosopher's Stone 8. Visą goldą velniop. 40 turėtų užtekti. Taip. Aišku, galėčiau ir ne šitaip daryti, bet kad jau pradėjau. Taip. Kas dar nešėjo? Logistic Chassis Mark 3. Ir dar vieną. Fuck, dar 4. Dar 4. Nu, gerai. Deimantas, kur Philosopher's Stone. Gold. Gold konvertuojam į ironą. Ir dabar čystai užteks. Turėtų užtekti. Всё. O. Turim chassis pipes. Gerai, vėl keliaujam atgal.
Ir aš žinau, man reikia valgyti, bet ką padarysi, nieko nevalgęs, teks pakentėti. Ir dabar, kaip sakant, kaip prisimenat, Industrial Craft tiek ir Buildcrafto visokie aparačiukai. Tai į Industrial Craft, kaip matot, yra keletas šitų inventorių. Į viršų mes itemus įdedam, tai būna į čia įdedam ir turim iš čia išimti. O kad čia išimti, tai mes turime išimti iš mašinos šono. Kaip praeitoje sistemoje irgi matydavo, tai aš pridėdavau vamzdžius iš šono, iš aparato, kad galėtume išimti. Tačiau šitie vamzdžiai mums suteiks tokią galimybę, kad to galima bus išvengti ir aš labai būsiu laimingas dėl to ir man dar reikės teleportinių vamzdžių. Oh shit, kiek daug visko reikia. Ir dabar man reikia pasidaryti, kaip jis vadinasi. Oh fuck, čia bus. Tai, reikės pasidaryti Extractor MK2 arba Mark II module ir tai bus daroma iš pirmo ekstraktoriaus module pridedant papildomą, kaip jis prisėda, Gold Gear. Oh shit. Ir dabar reikės vėl lapis lazuli, reikės blank module ir reikės redstone. Ir kiek mes blank module turim, turbūt nemažai. Jau mažai. Taip, gerai, šitas gerai. Patikrinkim, taip, dar MK2, man rodos, vienu per daug padariau, bet anksčiau ir vėliau man tikrai jų reikės. Ir dabar tada keliaujam atgal, pasižiūrim, kiek turim šitų modulių. Turim, 2. Ir man jų reikės dar bent, kiek aš ten padėjau, buvo 8, pasidarė 6. 6 reikės. Fuck. Reikės popieriaus. Reikės gold nugget dar. Taip, kur čia goldas? Goldo nebeturiu. No gold? No gold. Vėl konvertuojam vieną šitą. Pasiemam štai šituos. Taip, kur tu čia esi? Nors nirtagašiu nuo nors sutori. Noriu papasakoti tau vienai, kas mano širdį. Taip, man kiek čia reikia? 4. Jau 5 turim. Ir pritrūko popieriaus. Na, kaip visada. Aš baisiai man sekasi. Greičiau, aš noriu greičiau pabaigti šitą sistemą, bent kažką, bent jau šitą parodyti. Ir taip, popierius. Statom kaip targetą, įdedam. Išėmam viską, ką galima už deimantus. Per daug šiek tiek, ne? 2 deimantus įtaikėm. Kietai man patiko. Tiek daug popieriaus tikrai nereikės. Kur mano dabar tas Client Staras? Štai čia. Keliaujame atgal. Oi, kaip nemėgsiu aš naktį dirbti, na tiek to. Creepers got a creep, ne? Taip, grįžtam atgal. Kur čia mano šits? Taip, čia, šitie du čia. Ir popierių štai čia. Rimtai reikia pavaryti nendrių fermą kada nors, nes jau mane pradeda užknis ir turbūt dar ne vieną mane. 8, nesakiau, na, kol kas užtenka. Ir dabar, kaip minėjau, man reikės padaryti Extractor module. Ir aš pasidarysiu vieną, taip vienam reikės lapis lazuli 4. Kad išgaut lapis lazuli, jisai beveik ketvirtadalis deimanto, gal ne? Sunkiai pasakyti. Deimantas, čia deimantai. We got diamonds. Ne. Taip, na. Man jų reikės tikrai nemažo kiekio, vis tiek anksčiau ir vėliau, taigi 302 su vienu atsargoj, kad būtų paskui iš kažko pasiimti. Ir dabar man dar ko reikėjo, tai man dar reikėjo redstone. Redstone aš dar turėčiau turėti ten. Bet aišku, būtų protingiausia, kad nereikėtų vaikščioti. Tikrai būtų protinga. Bet ne, aš turiu vaikščioti, aš turiu. Taip, 8. Užimta. Minkišė. Oh shit, ir aš dar turėjau basic logistic pipe užsilikus. Ai, be reikalo. Išleidau tiek daug resursų. Dabar bus blogiau tik tais. Gerai.
šitie, kur čia mano lapis lazuli. Ir taip, man dabar kiek čia jau reikės, sakiau, beveik 8, tai 6, 2 turi likt, 6 šitie ir dabar man reikia 8 iron gear. 8 iron gearai, kur čia pagale, 7. Taip, dar reikės, taip, pagalių reiks. Taip, kur čia dabar? Vietos nėra, slot story. Taip, dabar man taip. Cobblestone turim pakankamai. Gerai, išjungiam. Šito nerek. Taip, 8 sakiau, ar ne? Ne, 6. Ne, 8. Taip, 8 šitie. 8 iš jų verčiasi į stone. Įsimetam stone, kad užtektų. Taip, 7, 8. Iš jų verčiam į iron gearus. 5 ir dar velnės pritrūko to vieno suknisto irono. Taip, 8, 11. Kiek čia šiais beveik 2 dar reikia. Nafik vėl visą auksą keičiam. Taip, štai čia, kad nepritrūktų, taip. Čia dar reikia 8, taip, 3 šitų. Taip, 3, 8 ir iš jų turi 2 būti auksiniai, atrodo. Ne, bet reikės vis tiek daugiau manių, čia ką aš čia bandau apgauti. Taip, ir dabar kur mano tasai, štai čia. Įdedam štai čianai. Ir išgaunam blank module. Tai yra ne blank, o extractor module. Ir dabar pavertus su auksu, vėl kurio mes nebeturim. Kažkoks šmikis išnaudojo ką tik. Taip. Įdėkim. Bent 2 paversiu ir kitus parodysiu kitoje serijoje, kad jau būsiu pasidaręs, nes tikrai neapsimoka filmuojant kamerą dar jumis gaišinti. Taip, ekstraktoriaus modulius padarom dar šitaip ir gaunam MK2. Šitos paliekam paprastus. Ir dabar su šitais keliaujam štai čia, atgal. Aš neprisimenu, ar jisai turi inventorių, turėtų turėti. Taip, kur čia dabar mano wrench, štai čia, nai. Strauk. Taip, extractor module. Taigi, kaip turbūt ir ekstraktorius, ką sako, tai kad reikia iš kažką išimti. Ir kaip prisimenu, šitie per viršų daiktai įkeliauja. Ir kadangi dabar bent jau štai čia yra nurodyta, kad yra default root, tai yra mato toks visiukas čia. Tai reiškia, kad kur tas vamzdis, ten yra default ir šiuo metu yra iš viršaus. Ir kaip žinot, mes iš viršaus galime įdėti. Ir norėdami iš tenai išimti, mes turime nustatyti, kad tai būtų iš šono, tai šiuo atveju iš side. Ir taip mes padarysime visur. Taip, side. Ir taip, ką mes čia dar turim sudėti? Mes dar sudėsim, čia dar sudėsim tuos, kaip jis ten vadinasi? Module. Čia dar sudėsim keletą šitų polimorfinių. Arba ne, palaukit, man reikia item sync, jo, man čia reikia item sync. Item sync šiek tiek skiriasi nuo paprasto, nuo to polymorphic item synco. Bet pagrindė šituos žalius deda tik į štai šituos, kad būtų paprasčiau išimti. Ir paskui, man rodos, sekančiai serijai parodysiu, kuom blogai yra, kad bus 2 indukcinės krosnis. Ir turbūt mums teks jas grąžinti atgal į paprastas krosnis, į elektrinės paprastas krosnis. Nes tikrai, sakyčiau, nemažai resursų taip mes galim prarasti tokiu būdu. Taip, gerai. Na, vis dėlto, kaip matau, man neišeina taip greit padaryti, kaip aš norėčiau, turėčiau daug ką prasukinėti, daug ką parodyti. Bet jūs bandykit patys, testuokit. Ir dabar, kaip sakiau, čia sudėsim ekstraktorius ir sudėsim item syncus. Ir item syncai turi tokį nustatymą, kurio neturi polymorphic item sync. Jeigu prisimenat tas polymorfinis, jisai neturi inventoriaus.
O tasai žalias arba item sinkas, jisai turi inventorių ir ten galima nurodyti tas medžiagas, kurios turi kur kažkur keliauti. Ir plačiau apie jas aš parodysiu kitą seriją. Taigi tiek šį kartą, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit sharint, subscribint, likint, nežinau, rekomenduokit draugams, rašykit komentarus, patarimus, jeigu rasit kokių paprastesnių būdų, greitesnių, vėlgi viską palikit komentaruose. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Ate.